Atsisėsk tiesiai, tačiau neįtempk nugaros. Rankas padėk patogiai ant kelių arba šalia. Skirk keletą akimirkų įsitaisyti savo erdvėje. Ir tuomet švelniai užsimerk. Pradėk pastebėti savo kvėpavimą. Pajaus, kaip oras įeina pro nosį, keliauja į plaučius ir vėl išeina iš kūno. Atkreip dėmesį į krūtinės arba pilvo kilimą ir kritimą su kiekvienu kvėpavimu. Leisk dėmesiui pabūti ties kvėpavimu. Ir netrukus pastebėsi, kaip protas ima klajoti. Galbūt pagalvosi apie tai, ką reikia padaryti vėliau. Galbūt prisiminsi jau praėjusi pokalbį. Arba pradėsi svajoti apie ateitį. Ir tai visiškai normalu. Taip nutinka kiekvienam. Šios meditacijos tikslas nėra sustabdyti minčių. Tikslas yra pastebėti. Pastebėti, kada tavo protas nuklysta ir sugrąžinti dėmesį atgal prie kvėpavimo. Kai tik pajunti, kad protas nuklydo, tiesiog pripažink tai be jokio vertinimo ar teisimo. Gali tyliai sau pasakyti mąstau ir ramiai grįžk prie kvėpavimo. Vėl susitelk į įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir pastebėk, kur dabar yra tavo dėmesys. Ar jis vis dar ties kvėpavimu, ar nukeliavo kitur? Kas tave atitraukia? O tada švelniai sugrąžink dėmesį atgal. Kiekvieną kartą, kai protas nuklysta, švelniai, be jokio pykčio, grąžink jį prie kvėpavimo. Svarbiausia šiame procese yra būti sau užjaučiančiam. Proto klajojimas yra natūrali meditacijos dalis. Jei pradedi save kritikuoti ar nusivilti, primink sau. Tai irgi yra praktikos dalis. Kiekvieną kartą, kai grįžti prie kvėpavimo, stiprini gebėjimą būti dabartyje. Pasilik dėmesyje su kvėpavimu. Tuo tarpu, kai meditacija artėja prie pabaigos, pamažu grįžk į sąmoningumą, į sąmoningą aplinką ir švelniai pradėk atmerkti akis.